Tai sveiki sugrįžę ir vėl į mūsų kanalą. Šiandien turim visai kitokį projektą. Iš tikro pirmas elektromobilis mūsų, kurį darysime. Aišku, turėjom tokių visokių tiniginių ir taip toliau. Bet šiandien turim Tesla 3 21 metų. Ir kaip visą laiką, biški daužta. Tai einam į priekį, pasižiūrėsim, kas čia atsitiko. Tai ką, vaizdas nekoks. Landžeronai sustumti į vidų, vienas persisukęs ir aišku, iškritę visokie siurbliai. Iškritę viskas. Viskas dariau. Tai žodžiu, aš manau, kad tai buvo stulpas ir jie iki ugnesinės, tai žodžiu, problemėlę turim. Va, grinai matosi. O čia. Čia va buvo stulpas greičiausiai, ne? Tai tikriausiai jo. Ir langas sudaužė, airbagą iššaudė, eilinį kartą, didelis projektas. Labai gražiai aplinka paskui tavo už nugaros, pasižiūrėk, tulpės, vis tulpės auga. Ir prie to pačio iškart norėčiau paprašyti, kad paspauskit subscribe, like ir jeigu nesunku, palikit bent širdelę komentaruose. Tai padės mūsų kanalui augti. Tai vidus neatsidaro, nes elektros čia nėra. Jinai aišku yra, bet jos nėra. Rankinėlės neįsitraukia, tai žodžiu, turim tokį dalyką per langą įlysim ir parodysim, kas viduj darosi. Bet iš išorės matosi, kad kas galėjo iššaudyti, tai viskas ir iššaudė. Sėdinės veikos, man atrodo, ne? Jo, nu paskui įlysim į vidų ir parodysim, nes dabar kaip tik eisiu ardyti saloną ir vešim lygintojam mašiną. Jo, reikia viską įsirdyti, saloną, įsiimti panelės. Priekį jau čia nieko mes nelysim, paliksim visus siurblius iškritusius. Viską paliekam visus varžtus, kad žinotų tampytojas, kur ką prisukti, kad paskui nebūtų problemų su varžtais ar varžtų vietom. Aišku, turbūt žino žmogus, kur ką reikia sukti, bet taip lengviau bus. Va ir mūsų saloniukas. Biški vairas. Užnešė pelėsio per tokį laiką, bet išsivalys viskas. Matot, panelė pastumta net yra. Nes ugnesinė, kai kirto į ugnesinę, tai pastūmė. Bet va sėdinės sveikos. Realiai ką reikės, tai stogo airbagus pakeisti salone. Šitą airbagą ir panelę. O panelę turim naują originalę. Va čia. Tai va. Ir ką? Pradedam ardytis, nu. Daugiau kaip ir viską reikės išrinkti, kad nesugadintų netyčia tampytojai, kilimus, sėdynės, nu žodžiu viską. Tai judam prie darbo. Žiūrėkit. Jau esu viduje ir bandau ardytis visą panelę. Taigi, jeigu įdomu, užmeskit akį, nusiėmiau vairą, nusiėmiau ritę. Visokias apdailas, vairas, airbagas, dabar nuiminėjau ekraną, nusiėmiau tenai tokią apdailą, biškai buvo paplėšta nuo stiklo, tenai pamėtosi ant žemės. Aišku, beardant radom daugiau defektų, tas yra sulūžęs pečiukas, matot, čia va skylė. Tai va, tokios problemos, bet gerai bent tiek, kad Tesla detalės nėra labai brangios, tai bandysim prasisukti, neišleisdami daug pinigų, kaip sakoma. Tai ardausi toliau, nuiminėjau televizorių ir, nežinau, judėsiu gal prie stogo, čia biškį nusiėmiau, dar trūksta, čia laiko. Pas Tesla galinės durys neatsidaro mechaniškai, nežinau kodėl, priekinės jokių problemų, galinės neatsidaro. Paguglinau ir pasirodo, Tesla turi tikrai galinių durų avarinį atidarimą. Tai bandom lįst į galą. Aišku, čia su mano ūgiu, tai problemos tokiam darbe. Bet nieko, kažkaip. Nors šitoj Teslai vat nėra. Žiūrėjau, kad daiktadėžėje pačioj turi būti avarinis atidarimas, bet čia nėra. Vėl nežinau kodėl. Tai žodžiu, kažkaip bandom spręsti šitą problemą.
Išsirdžiau čia begą, nusėmiau keletą plasmasių, bet per tokį orą tai kažkoks kosmosas irgi. Dirbti toj mašinų, vėjo nėra, nieko nėra, nu bet ką padarysi, toks darbas. Tai va, televizorius išėmus apatinės groteles, šitas va čia yra, apatinės grotelės išsiema ir pačioje yra du varžtai, kurie atsisuka. Ir nešamės televizorių namo, galėsim pasikabinti ant sienos. Televizoriukas išsiėmė. Va, galim pasikabinti namuose arba naudoti kaip iPadą kokį. Žiūrėkit. Nėra, kad gali atjungti vieną fiškę, įsivaizduoji. Kaip atsijungti tada? Ką? Kaip atsijungti tada? Atgal. Pijus baigė ardyti Teslą, einam pasižiūrėsim, kaip jam sekėsi ir šiandien išvažiuoja pas tampytoją. Daug ką palikom išardyti tampytojui, nes negalim, nes reikia atsitembiški, kad būtų galima prieiti prie varžtų, nes yra daug kas įspausta. Ne? Daug kas įspausta, tuo pačiu ugnesinė, sulinkus. Ja. Va čia. Ir kas nors parašykite Elonumas, kad gale padaryti irgi avarinį atidarimą. Ja. Nes pas senuosius modelius yra, pas šitą nėra nei dangtelio, nei atidarimo, reikia nuiminėti apšifkę, kad atidaryti galinės duris. Apmušimą, atsiprašau. Ir dar vienas dalykas. BMW'as. Tai čia tas pats BMW'as, kur darė didžioji gerklė tampytojas. Tai jau variklio skyrių paruošėm, išdažėm, galinis kumpas irgi paruoštas, ten biškį patvarkėm žodžiu. Ir galim vežti pas tampytus. Nesaugi aplinka. Ne pas tampytus, o dėt variklį. Tai nežinau, kurią pirmą vešim dabar. Dabar Tesla išvažiuoja. Išvažiuoja Tesla, atvažiuoja tralas kaip tik 5 minutės ir bus. Ir išims batareiką ir tada keis priekį visą. Gal parodysim, gal ne, nežinau kaip su tampytoju, ar norės, ar nenorės filmuotis. Tai bus matyti šitas dalykas. Tai ką, laukiam tralo, ne? Laukiam tralo, o kol laukiam tralo, būtinai pakomentuokit, paspauskit subscribe, like. Tai padeda mūsų kanalą augti. Tai ką, Tesla išvažiavo, už poros valandų grįž paim bambuką,
Ir mes dirbam toliau, ne? Dar liūdinės detalių liko. Aš džiaugiuosi, kad išvažiavo. Laisvą vietą pasidarė, pažiūrėkit, kaip gerai. Ne? Galėsim huliganą ištraukti iš garažo. Ja. Ir matėt, Tesla išvažiavo pas lygintoją, viską nufilmuosim, parodysim. Turėkit tik kantrybės, kaip sakoma, o mes toliau dirbam prie kabluko, keičiam kaladėlės, nes reikia vežioti visokias šmutkės, taip toliau, va, kaip lupo buferis ir taip toliau. Taigi, o mums reikia dabar Tesla detalių. Viso realiai reikia priekio, kas yra buferis, lempos, kapotas, sparnai, visokiausi laikikliai ir taip toliau ir panašiai. Ir mums į pagalbą su detalėm ateina signeda.lt. Apie ją viską rasite mūsų aprašyme apačioj arba pridėsim čia. Ir jeigu jums reikės detalių iš Signedos, bet kokiai mašinai, Teslai, kad ir mūsų, kaip ir lupo, kaip ir kombo, žodžiu, viskam yra tenai didelis pasirinkimas. Taigi užeikit pas juos, tikrai jums padės, o mes laukiam jų autobusiuko ir pafilmuosim, parodysim, ką gavom. Tai kaip matėt, Signeda atvažiavo pas mumis, atvežė visas dėžes, ką mums reikės, kapotas, taip toliau panašiai, sparnai ir visi kiti dalykai, kurie reikalingi priekiu. Taigi išsipakuojam ir žiūrim, ką turim. Labai viskas gražiai sudėta, kad nesuvarytų. Čia yra LED žibintai į priekinį bamperį. Nenoriu labai išpakuoti, kad nesugadint. Gražu, tvarkinga. Tai va, visas detalės kraunamės atgal į kabluką ir vežam tiesiai pas lygintoją. Lygintojas pradės savo darbus ir mes viską filmuojam. Taigi nepamirškit signeda.lt, kreipkitės ir tikrai jums padės su visom detalėm. Tesla ir visos kitos markės. Taigi mes lekiam. Salaužė, blema, salaužė. Tvirtos dalys Signedos, pažiūrėk, net neperlaužiau su koja. Taigi būna. Kabliukas nėra didelis, bet visai talpus. Pasižiūrėk. Visas priekis beveik Teslos talpa. Va ir viskas. Sekit mus šitais. Facebookas, Instagramas, YouTube'as. Būtinai. Vadyla Darius nesąmonės daro, blemba. Tikras vadyla. Daris ta oda. Odas, Biškai nusidražė. Tai va, esam netoli lygintojo, išsikraunam detalės ir kur varom? Varom į mano sodą. Varom į Dariaus sodą. Šiandien yra penktadienis ir yra pusiau laisvadienis. Niekas nedirba. Dirba vartų uždaryti. Nu nieko, einam skambinti. Kaip matėt, per tam epizodė nuvežėm Teslos detalės visas, atidavėm tampytojui, o dabar paskambino ir važiuojam jums parodyti update'ą arba naujienas iš Teslos tampymo darbų.
Tai neišjunkit, mes toj būsim pas juos ir parodysim, kas vyksta. Arba žiūrėk, kad numeriukai beleką. Arba beleką parodysim. Važiavom prie Teslos. Kaip matot, viskas suvaryta, viskas išardyta, išpjaustyta, kaip priklauso. Visur jungs ten, kur bus sudūrimai. Matot, yra sudūrimai, sujungtos dvi skardos. Tai vieną paliks originalę, kitą kiš į vidų. Taip pat ir čia. Slenksčio visas rėmas liks. Dės tik išorinė, vidinė šitos vietos skardą užmaus ir tada virins su virinimo taškiniu. Va čia dar jau tik parodysim tą patį. Matot, jau pasiruošę žmonės yra. Čia va tas slenksčio kampas bus šitoje vietoje. Tai va, tai situacija tokia. Viską išsiardė, ką reikėjo. Matot, ugnesinė visa suvaryta, sakė, rado betono blokų kažkokio. Tai gali būti, kad avarija buvo tiesiai į stulpą. Tai smūgis neblogas, bet daugiau be priekio visa mašina lygiai sveika. Taip, kad nematau kažkokių problemų ją sutvarkyti ir jinai bus tikrai sutvarkyta profesionaliai. Tai mes dabar ką darom? Paliekam tampytojam viską dirbti toliau ir jūs laukite sekančio update'o, kaip reikės jau bus uždėtas ant kėbulo. Taip, kad mes lekiam darbuotis toliau prie kitų projektų. Tesla už manęs grįžo, kaip matėt, nusileidom nuo tralo, vaizdas toks. Jovėsi čia, viršutinės skardos, apatinės, viskas susijungta į senas vietas gražiai. Liko daug detalių nupirkti iš salono, po kapotų, tai taip, kad judėsim link dažymo. Ir kai bus nudažyta, tada rinksim saloną ir taip toliau panašiai. Ir susimatysime, manau, kad kitame video. Taigi nepamirškite subscribe, nepamirškite palaikinti ir pakomentuokit, kas patinka ir nepatinka. Gal kažkokių pastebėjimų turit ar dar kažko tais. Taip, kad rašykit ir iki sekančio epizodo. Iki.